Tai sveiki, nežinau, girdėsi čia turbūt. Tai tikrai malonu visus matyti. Šiandien iš tikrųjų kalbėsim tokia įdomia tema, gal aš sakyčiau, net pavadinimas intriguojantis, jeigu pradedi tikrai labiau domėtis teisiniu šitos temos reguliavimo. Tai kas pirmiau, iš tikrųjų, teisė rinka, nes jau kuris laikas, ne, vis girdime Europoje, ta prasme, apie vandenilio vystymas ir technologiją tą linkme. Tačiau jeigu žiūrėtumėm turbūt nuo konferencinių diskusijų, kai kuriuose dalyse tikrai dar nėra labai toli pajudėta. Todėl iš tikrųjų žiūrint ir planuojant, ar ne, kas vis tiek yra neišvengiama ir artimiausiu metu turbūt, ne artimiausiu metu, artimiausius dešimtmečius įvyks vis tiek regione, siekiant tų žalumo tikslų, tai vyks būtent vandenilio transformacija ir kitų išvestinių produktų transformacija. Tai nežinau, Pauliau, tu turėtum kažkokią įžangą dar. Ja, sveiki visi. Tai šitą temą, tai aš tik įžangai pasakysiu, kad iš principo tai yra trūkstama energetikos dėlionės detalė pereiti prie atsinaujinančios energetikos 100%. Tai taip politiškai labai lengva pasakyti, 100% pasigaminsim, 100% suvartosim, tuos tikslus visos šalis įsikelia, bet praktinė prasme, tai va čia yra ta paskutinė dedamoji ir kur yra be abejo mažiausiai pažengus dar šiai dienai, jeigu lygintant su gamybos technologijom, su vėjų saulės, su baterijos kaupimais, tai šita dalis yra dar tikrai pirmosiuose žingsniuose, bet prielaidų tikėti ją tikrai yra. Tai pasakyti garantuotai, kad tai dabar taps realybė irgi sunku, bet atmesti tą kaip vieną iš vystymosi scenarių tikrai negalim. Tai tokia įžanga ir, tikiuosi, truputį atskleisim, praversim šitą temą plačiau. Tai gal šiek tiek apie patį reguliavimą. Kaip ir minėjau, iš tikrųjų reguliavimo nėra daug. Tai pirmosios turbūt teisinės užuomazgos įgalinančios vandenilio kaip atsinaujinančio energijos išteklių atsiradimą rinkoje ir ne mūsų bendravimo atsinaujinančio energijos išteklių balanse atsiranda ES teisai, tai RED 2, RED 3 direktyvos, ar ne, ta prasme, kurios sieja, kaip turėtumėm siekti tų žalumo ir šios do mažinimo emisijos tikslų. Toliau, ar ne, kiti politiniai galbūt labiau teisės aktai ir turbūt svarbiausias, tai yra paskutiniai deleguoti reglamentai, kurie pagaliau jau kūrė tam tikras taisyklės, tai ką būtų galima vis dėlto laikyti vandeniliu. Čia prieš konferenciją buvau sutikęs vieną kolegę iš aviacijos sektoriaus, kuris sakė, tai turbūt net ir lėktuvai niekada nebus pakankamai žali, tai iš tikrųjų man atrodo, kad kažkuriam technologijos vystymos etape mes turėsim vis dėlto tos tokias metodologijas, kurios leis mums, kaip čia pasakyti, virtualiai apsiskaityti, kad ir sujungti įvairius junginius, kad būtų galima sakyti, kad iš tikrųjų jo ekonomika ir pati energetikos rinkos balansas yra pakankamai žalias. Ką padarė Lietuva, ar ne, tai praėjusio mėnesio pabaigoje turim pagaliau vandenilio gaires. Kas įdomu, kad jų laikotarpis yra iki 2050 metų, aš kažkada pagalvojau, kad kai jau baigsim įgyvendinti šitų gairių planą, tai jau man turėtų būti nebetiek daug likę ir iki pensijos. Tai šiaip turbūt kuo galim pasidžiaugti, kad dirbame energetikos sektoriui, kuris yra šiek tiek ypatingas tuo, kad nuo kitų daugelio sektorių, kad yra labai daug planavimo į ateitį. Tai tiems, kam patinka, nežinau, veikti ir gyventi apibrėžtume, tai ir žinot, ką veiksit, nežinau, iki 50 metų, tai energetika vis tik yra puikiai sritis, kur galima tą atlikti, ar ne. Tai vėl, kalbant apie vandenilį, mes neturim jokio reguliavimo, jeigu šiuo metu žiūrėtumėm, ar ne, ta prasme, turbūt taikytumėm kažkokius teisės analogiją, bandytumėm taikyti chemijos pramonės ar ne įstatymo nuostatas ir panašiai. Tai artimiausius metus, ta prasme, bent jau turbūt iki 30 metų arba dar anksčiau turėtume matyti gana didelį teisėkūros proveržį vandenilio srityje, kada turėtume matyti, kaip bus sukuriami reikalavimai apskritai prekybai, gamybai, laikymui, transportavimui ir panašiai, aplinkosauginiai reikalavimai šitai sričiai ir panašiai. Tai turbūt tas atsakymas, ar ne, apie teisę rinką, tai teisė yra šioj stadijoje šiuo metu, tai apie rinką toliau gal Paulius. Jo, aš pridėsiu gal nuo Ignitis grupės požiūrio, tai kaip mes matom tą situaciją, kokia mūsų rolė, tai kad suprast, Lietuva yra tikrai nereikšmingo dydžio žaidėjas šitoje visoje istorijoje ir čia vėliava neša Europą kaip kontinentas, Tieris neblogai tą įvardino ir parodė visos istorijos apimtį.
Tai mūsų mintis yra ir pagrindinis darbas šiai dienai yra pirmiausia, tai suprasti šitą technologiją iš arčiau, su ją susipažinti toj fazėje, kurioje jinai yra, jinai keičiasi nuolatos, reiškia, atsiranda naujos informacijos, ją įsivertinti, suskaičiuoti, kokia yra ekonomika už viso to, kiek tai yra tvaru, prie kokių prognozių šitą technologiją gali veikti. Ir kokiamis prielaidomis įvykus mes galbūt būtume toj pozicijoje svarstyti kažkokius aktyvesnius veiksmus šitoj temai. O prielaidų Lietuvai atkreipti dėmesį į šitą temą tikrai yra. Jeigu pažiūrėsim į kitas Baltijos kaimynės, su kuriam dažniausiai lygiuojamės, tai mūsų išskirtinumas, nežinau, ar užfiksavote, ir jis taip pasakė, bet taip neužakcentavo liktais, mes iš Baltijos šalių Lietuvoje yra jau dabar 2 klientai, kuriem reikia žalio kuro. Tai aš nesikartosiu, turbūt daugumą jūs žinote, jeigu nežinot, paklauskit šalia sėdinčio, šansų yra, kad žinos. Ir tie kiek yra milžiniški, šiaip žiūrint. Ir kol kas tą medžiagą gaminasi tos įmonės iš iškastinio kuro, iš gamtinių dujų. Tai ateinantys dabar reguliaciniai, gana imperatyvūs reikalavimai, jie vers tas įmonės galvot, kaip mažinti tą iškastinio kuro dalį ir keisti ją žalia. Tai matant tos kiekius, matant apimtis, užsimerkti šito vietoj tikrai mūsų grupė negali, vien tik iš tos pusės, kad tai transformacijai reikės beproto daug elektros. Ir čia yra, jeigu taip žiūrėti į energetinį modeliavimą, pavyzdžiui, į prognozavimą į priekį, tai va tokio žaidėjo ateimas, pavyzdžiui, pasakymas, kad mes pusę dabar vandenilio gamybos, kurios gaminam iš dujų, pakeisim elektrą. Toks pasakymas tavo modelyje sukuria didžiulį paklausos augimą elektros energijos ir tau persiskaičiuoja eilė kitų dalykų. Tai šitie visi dalykai yra labai susijęs su elektros energija, jos gamyba, jos kilme. Dar pakalbėsim apie ko reikia, kokių sąlygų, kad tas kuras būtų žalias. Ir visa tai susiveda į tai, kad šita tema Lietuvoje yra gal taip pakankamai arti praktinių diskusijų. Jeigu, tarkim, Latvijoje ir Estijoje ten yra tokias nuo nulio visiškai statų, tai mes turime jau 2 klientus, kur, sakykim, 2 vartotojus didelius Lietuvoje, kurie turės šitą klausimą spręsti ir mes neišvengiamai būsim kažkokia apimtim tos istorijos dalis. Tai čia atliepiant turbūt, kaip tas reguliavimas ateina iki mūsų. Istorija truputį, ne? Kas tas P2X, buvau paprašytas, sako, mes taip kaip įtariai, taip ir neįvyko, iškart nubėgom į detalės, bet šitą slaidą mes padarėm, čia aš animacijom prieisiu iki galo, tai tiesiog minutę skirti, nuo pradžių iki galo pereiti per visą tą istoriją, pamatyti vienam slaidą, kas tai yra sintetiniai degalai, kokie yra komponentai, kaip jie atsiranda ir su kuo susiveda. Iš principo, kaip sakiau, tai yra P2X yra dviejopo tikslo, dviejopų arba 2 tikslų siekiantis sprendimas. Tai pirmas yra, kad tai yra vienas iš energijos kaupimo sprendimų. Jeigu mes turime trumpo kaupimo sprendimus baterijos, pirmosios jau atsirado Lietuvoje, Teris minėjo, neužilgo atsiras ir daugiau ir aš tam pritarčiau, tai šitas gali dalykas sėkmingai komerciškai veikti, kaupdamas energiją, sakykime, dienai, maksimum 2. Ilgesniam išlaikymui nėra tinkama technologija, pernelyg brangi, dėvisi laike, daug priežasčių. Tai turim šitą. Vidutinio laikotarpio kaupimui mes turim jau daiktą. Mes taip istoriškai esam paveldėję, bet kruonio hidroakumuliacinė yra neįtikėtinos vertės daiktas, kurio vertė tik augs su augančia jį. Tai mes šitas kaupimo tipas, būtent kokį pasiūlo kruonis, užpildo vidutinės trukmės kaupimą, kuris gali būtent jau kelių dienų, prie tam tikrų sąlygų ir ilgiau išlaikyti tą energiją užtutiniam baseiną ir vėliau esant poreikiui tą vandenį išleisti ir sugrąžinti energijos pavidalu. O ką daryti, jeigu tu susidurėm su vėjingais periodais, pavyzdžiui, 2-3 savaitės iš eilės. Ir žiemos laikotarpiu tai pakankamai yra įprastas dalykas. Tai baterijos pilnos per pirmas 2 valandas, kruonis užsipildo per 6 ir ką po to mes prisukinėjom vėjo parkus, jeigu nėra kur padėti energijos. Jos negali pagaminti daugiau nei suvartoji. Tai šita technologija ne tik tais, kad yra reikalinga tam tikriem klientam, kuriuos jau aptarėm, kai kuriem vartotojam pažalinti savo gamybą, bet jinai reikalinga skatinti tolimesnę jį plėtrą. Jeigu tos technologijos neatsiranda, kurios gali perteklinę atsinaujančios energijos išteklių pagamintą elektros energiją paimti, mes tiesiog anksčiau pasieksime įsisotinimo tašką
generacijoje, na ir vystimas natūraliai jį ims lėtėti. Tai to nieks nenori, nes sustoti ties, nežinau, 40-50% gamybos tai nėra pakankamas rezultatas, kuris tenkintų mūsų šalį kaip turinčią ambicingus tikslus. Tai bet pereikim, tai jeigu mes paimam perteklinę į energiją, mes iš karto ją užmaitinę elektrolyzerį, tai yra tiesiog, pavadinkim, įrenginys, jam dar reikia vandens gėlo, čia reikia nepamiršti, retai kas šneka, bet nemaži kiekiai reikalingi, bet ne kosminiai, tai turiu omeny, neišsigaskit, jeigu tos technologijos pradės čia atsirasti, tai nepritrūksimės gėlo vandens, bet jis yra reikalingas. Ir mes iš karto jau turime žalią vandenilį ir turime pramoninius vartotojus, apie kuriuos jau minėjom, ir tai jau galima vadinti žaliu kuru ir jį naudoti. Jeigu mes į istoriją pridedame CO2 tai yra turimas galvoje komponentas, kuris, idealiu atveju turėtų būti pagautas iš kamino ir iš kamino, kuriame tas CO2 ateina iš biogeninės kilmės. Mes čia dar prasiplėsim, bet esmė, kad bet koks CO2 netinka. Na kaip, chemiškai tinka, bet teisiškai jūs negalėsite to vadinti žaliu kuru, nes jūs panaudosite ten kokį iš anglies elektrinės pagautą CO2 ir tai sumoje niekaip nepagerina rezultato. Bet jeigu jūs pagausite, pavyzdžiui, iš biokuro katilinės, kuri degina ten, sakykime, biomasę, tai tada toks CO2 sujungtas su vandeniliu jau jum atveria visai kitus horizontus. Natūraliai ir laikotarpyje mes čia kalbam jau apie tolimesnius laikus, jeigu vandenilis čia yra realu ir tų pavyzdžių jau Europai po truputį atsiranda vienas kitas projektas, tai šitie, manau, dar turėtume pridėti 3, 4, 5 metus, bet tai leidžia mums ateiti į kurus, metanolis ir sintetinis metanas. Kuo tai yra įdomu? Metanolis tai yra visiems, kaip sakyt, visuomeniai, pramoniai pažįstama medžiaga, ją labai lengva laikyti. Čia yra didžiausias privalumas, jinai yra skystis. Ir čia yra labai svarbu energetikoje, nes laikyti didelę energijos kiekį yra pavojinga, tai yra civilinė sauga, visi kiti dalykai. Tai čia yra patogumas, o sintetinis metanas tai yra gamtinės dujos. Iš principo tas pats, ta pati formulė CH4. Tai jeigu sintetinis metanas, tu gali naudoti esamą infrastruktūrą jam, turi inčiukalnį, gali pasaugoti tenai, tai yra atsiveriusios galimybės. Tik tiek, kad tas metanas yra pagamintas iš grubiai CO2, vandens ir elektros ir ne kažkoks iškastinis kuras. Ir jų panaudojimo būdai jau yra jų visa eilė, tai metanolis, sintetinis metanas gali būti vėlgi sukamos elektrinės, kiti dalykai, bet neįsiplėsim, nes, kaip sakau, čia laikai yra šiek tiek toliau. Kitas dar dalykas, jeigu mes sujungiame su azotu, ką gaudome iš atmosferos, tokia yra praktika industrijai, mes galime gaminti amoniaką ir lygiai taip pat amoniakas yra reikalingas pramoniai. Čia uždėsiu tik paskutinį akcentą, prižadėjau neužstrikti čia ilgai. Amoniakas nėra ta medžiaga, kur mes sakom, galim turėti amoniako, galim neturėti. Amoniakas yra pagrindinė trąšų sudedamoji dalis. Jeigu trąšų mes, sakykime, kaip civilizacija sakytume, nebereikia, tai, susidurtume su rimtais iššūkiais išmaitinti pasaulį. Tai šitoje vietoje to reikės ir kuo toliau, to daugiau. Ir jam pagaminti reikia vandenilio. Tai va čia ir atsiranda klausimas, jeigu norim dekarbonizuoti trąšų gamybą, kas yra didžiulis vartotojas pasaulyje, šita schema P2X technologija yra vienintelė iš principo kol kas žinoma, kuri gali tą padaryti. Tai čia toks, kad tai nėra optionality, tai yra privalomas veiksmas. Ir teisinių dabar dalykų, prašau. Tokie teisės verslo galbūt dalykai, tai labai dažnai, kai kalbame apie vandenilį, natūrali reakcija yra, kad jau, nežinau, bet kokiu būdu tu jį pagaminai, elektrolizės, ir jau tu turi tą vandenilį ir, nežinau, turi švarę atsinaujinančių energijos išteklių rūšį. Bet čia turbūt yra jau, kaip čia pasakyti, kišenos, turbūt teisininkai visai nemažai, nes yra netgi 2 šiuo metu galiojantis ES teisės aktai, tai deleguoti reglamentai, jie labiau aišku skirti transporto sektoriui, bet tuo pačiu, kol nėra kažko kito, aišku, iki 50 metų, kol eisim į pensiją, gal jie ir pasikeis, bet jie apibrėžia tam tikras taisyklės. Tai visų pirma, tam, kad elektrolizė vyktų ir galėtum sakyti, kad gamini žalią elektros energiją, tu turi ją gaminti iš atsinaujinančių energijos išteklių. Iš kur gauti atsinaujinančius energijos išteklius, tai yra keli būdai. Arba vienas, pasistatys savo elektrinę šalia įrenginio ir sakai, turi tiesioginį įrenginį, arba perki iš tinklo.
kad pirktum iš tinklo vėl, bet kokia elektra netinka, ar ne? Atsiranda būtent tas papildomumo, ar ne, kriterijus, kad įrenginys, kuris PPA sutartim, tai tiesioginio kontrakto sutartimu pirki šitą įrenginį, kad pats renginys nebūtų senesnis negu, pavyzdžiui, 36 mėnesiai. Kodėl taip yra? Tai atsiranda skatinimas iš tikrųjų, kadangi elektrolizai reikės gana didelio arba labai didelio elektros energijos kiekio, kad šiuo metu investicijos į atsinaujinančius energijos išteklius ir jų gamybos įrenginius nebūtų nukreiptos būtent tik tai elektrolizę, kad tai būtų dar on top prie esančių, egzistuojančių gamybos įrenginių papildomas jo vystymas. Išskyrus išimti, kada, jeigu sakom, rinkoje arba kainų zona, tai šiuo metu Lietuvos kainų zona, artimiausiu metu matyt bus Baltijos šalių, pasiektų bendrą balansą visame atsinaujinantis ištekliai bendrame energijos balansė sudarytų 90%, tai tokiu atveju 5 metus iš eilės galėtumėm tiesiog šitą generaciją pirkti elektros energiją tiesiai. Vėl svarbu laiko koreliacija, tai kol kas, kol yra ankstyvoji, turbūt vis dėlto dar vystymosi stadijai pati atsinaujinančių išteklių generacija ir gamyba, tai iki 30 metų, ar nesakom, kad užteks ten, kad laiko koreliacija tarp elektrolizės proceso ir elektros energijos gamybo būtų bent para. Nuo 30 metų mes perėsim prie valandinės prekybos, tai vėl ar nesusėjomės prie tų būsimų investicijų į šitą segmentą ir turbūt Europos komisija tam, kad galėtų pasiekti tuos ES žalumo tikslus, mato, kad investicijos turės būti kuo toliau tuos spartesnės. Toliau turbūt tokios natūralios teisiniai reikalavimai, kaip ta geografinė lokacija, ar ne, kad renginys veiktų toje pačioje kainų zonoje, tai priklauso, kur tas renginys, tai nieko čia gal tokio specifinio ir sertifikavimo dalykai. Tai vėl turbūt kol kas nėra kažkokio labai specialaus mechanizmo, labiau savanoriškas mechanizmas, bet kuriuo atveju visi gamybos procesai turės būti grįsti kilmės garantijų ar ne procesu, tai ta prasme procesai sertifikuoti, įrodantis, kad jie vyksta tokiu būdu, kaip apibrėžia šitie reglamentai ir kad leidžia sutaupyti atitinkamas, nežinau, emisijas. Tai čia kalbant apie žalį vandenį, nežinau, Pauliau, turėtum ką papildyti. Man atrodo, viskas paminėta, tai tiesiog turbūt apibendrinant žinutę ir mum ir žmonėm prie to dirbantiem ar galvojantiem prie to liestis, tai kad technologiniai iššūkiai yra vieni dalykai, bet lygiai taip pat šita visa reguliacinė aplinka yra irgi dar ankstyvoji fazė ir jinai, kaip sakyt, subjektas yra keistis ir adaptuotis. Tai pokyčių labai daug bus ir kol kas galbūt dar nesijaučia to tokio poreikio iš rinkos suprasti iki detalių, bet aš manau, vos tik pirmieji projektai pradės vystytis, įsivaizduokit investuotojų būnant kailyje, ką reikš visas tas reguliacinis mechanizmas į priekį, planuojant, kiek galėsi pakleiminti kaip žalia, kokie yra ribojimai, reikalavimai ir kaip tai išlaikyti per visą investicijos periodą. Tai čia tikrai teisininkas užjaustų reikės, nes darbo apimtis bus tikrai žvėriškos susidėliot teisingą frameworką viso darbo. Taip, dar tada pasidarėm tokį, vėlgi, vizualizuoti, maždaug kur yra visa ta teisinė bazė, reguliacija ties skirtingais esminiais elementais, kurie reguliuoja, aprašo taisyklės būtent P2X, ir čia nekalbam tik tais apie vandenilį, bet išrašėm formulės, tai chemija, jeigu kas dar atsimenat, tai nėra problemų, jeigu neatsimenat, tai nuo dešinės einant CH4 yra gamtinės dujas, gamtinių dujų formulė, OH tai koreliuoja gražiai skamba su metanoliu, tai čia irgi lengva, na ir ten tada turim amoniaką ir vandenilį. Tai labiausiai pažengusi turbūt reguliacinė aplinka yra tų medžiagų, kurios kažkokio apimti jau Lietuvoje egzistuoja. Na tai yra achema su labai dideliais amoniako kiekiais ir natūraliai tam tikri reguliavimai yra, bet jie yra, kaip pavadinkime, paveldėti iš situacijos, kai visas tas kuras yra pagaminamas, laikomas ir apdirbamas dideliai teritorijai, vienoj gamykloj. Tai yra tik jam aktuali iš tikrųjų reguliacinė aplinka. Jeigu mes pradėsim kalbėti apie tų kurų vežiojimą, transportavimą ir rinkos atsiradimą, tai tie reguliaciniai ten daug labai ko truks. Tai dėl to žymim po pusę. Su kitais kurais
labai panaši situacija, galbūt su gamtiniam dujom čia yra kaip ir mažiausiai nežinomųjų, nes cheminė prasme tai yra tas pats ir gamtinės dujos jų visur galima rasti, pas vartotojus jau, kaip sakykime, tinklai išvystyti, kaupimo sprendimai, tai čia turbūt bus mažiausiai įdirbio. Vandenilis yra naujas reikalas, jisai, šiaip, funny fact, Ignitis yra vandenilio gamintojas, nedaug kas žino, bet turbinų, elektrinių, kaip sakykime, elektrėnuose, pavyzdžiui, garo turbinų guolio aušinimas vyksta vandeniliu. Tai ten yra nedideli elektrolizės gamybos įrenginiai, kurie veikiant elektriniai gamina ir aptarnauja kaip šaldymo agentas, bet vėlgi tai yra labai specifinis keisas, ne tai, apie ką kalba P2X, ir dėl to reguliavimo, pavyzdžiui, transportavime, vėlgi vamzdynais, keliais, laikymas, kokiais dydžiais, apsaugos zonos. Čia yra dar uncharted kaip skiterija ir čia reikės labai daug įdirbio padaryti mum ir ne tik mum, bet ir Europai siekiant sureguliuoti ir kad tie projektai nesusidurtų su neapibrieštimis, kas labai palengvina to projekto, pavyzdžiui, sustojimą arba įstrigimą kažkurioj tai reguliaciniai dalyje. Paramos schemos be abejo, vandeniliui esam fiksavę jau praeitą metą Lietuvoje buvo išėjus parama, beje, labai nedėlėm įrengimukam, demo projektam, tai galim sakyti pusę burbuliuko nupiešti už tai savo, bet rimtų ėjimų vandeniliui dar neatėjo Lietuvos padangiai. Yra europinių paramos mechanizmų, pasakysiu tik tais, kad jie buvo labai konkurencingi, ten laimėjo įmonės, kurios paprašė viso labo 40 centų priemokos prie kilogramo pagaminto, tai pasakysiu, kad šiaip realybėj ta suma lygtais labiau šviestusi prie 2-3 eurų ir tokia ir buvo maždaug mediana visų paraiškų, bet laimėję projektai atėjo su tiesiog neįtikėtinai žema kaina. Ten aibė matyti priežasčių už to slypi, bet didelė konkurencija tikriausiai tą ir lėmė. Lietuvos vietinių paramos schemų kitiems centriniam, kuriam dar tikrai reikės palaukti. Ir dar burbuliuką uždėjom vieną apačioj, toks įdomesnis, lankstus tarifai tinkle. Vieną slaidą noriu tam skirti, nes iš tikrųjų tai yra rimta tema ir pabandysiu atskleisti, ką tai reiškia ta tema ir, žodžiu, kodėl jinai yra svarbi. Su elektros kaina yra toksai dalykas, kad jeigu mes norim gaminti konkurencingą žalią kurą, tai ar vandenilis yra pradžia, po to visi išvestiniai, bet jeigu norim gaminti vandenilį konkurencingą, tai kad suprast, iš gamtinių dujų pagaminti kainuoja eurą. Plius minus šiandien, 1,5, gal priklauso, kiek kainuoja dujos, aišku, kiti dalykai. Iš vandenilio tu su šiandieninė kaina elektros, jeigu gaminsi jį nuolatos, įsijungi į rozetę ir gamini, tu išeisi į 3-4 eurus, 5, jeigu yra aukštesnis kainų periodas. Tai tas skirtumas yra pernelyg didelis, kad jį galėtum susubsidijuoti ir pasigrįsti tokias investicijas. Bet jeigu tu išmoksti gaminti vandenilį lankščiai, tai yra tu gaudai pigias valandas, tą, ką daro, sakykime, įmonės po truputį ir gyventojai mokantis valandinių tarifų, jie bando pagauti žemas kainas. Tai tu gali pasiekti žymiai mažesnę vidutinę elektros kainą. Natūraliai elektra yra tavo didžiausi kaštai šito istorijai. Ir tai labai reikšmingai keičia tavo verslo modelį. Tai pirma išvada yra aišku, kad tam reikės lankstumo. Nelankščiai gaminti vandenilį mes neturim tokios vidutinės žemos kainos, kad galėtume taip paprastai ir pigiai pasigaminti. Bet įdomioji dalis yra, kad jeigu tu biržos kainas gali gaudyti pigias, tai tinklo apmokestinimas perdavimo, kalbu apie aukštąją, nes ESO tai turi jau dabar keturnaris netgi yra, ir dvinaris, tai ką noriu pasakyti, priklausomai nuo to, kada jūs vartojate, tai skirtingai jūs ir tinklas apmokestina. Tai ESO iš to vietų yra pažengęs, jeigu taip žiūrėt. Bet perdavimo tinkle, kur yra priimti didieji vartotojai, kurie labiausiai ir tikėtini tapti šitos istorijos žaidėjais, tai jų niekaip nediferencijuoja. Tai reiškia, elektra biržai gali būti 0, o tinklas jūs vis tiek apmokestins tais pačiais kaštais. Ir kas atsiranda, dėl ko grafiką štai įdėjom, tai kur yra nuo 0,1 iki 1, tai yra procentai, tas vadinamas apkrovos faktorius, tai 1 reiškia visą laiką veikia daiktas, o 0,1 reiškia veikia 10%. Tai viduriukas tas aukso, iš pirminių skaičiavimų yra apie 60%. Maždaug jeigu tiek laiko išdirbsite per metus, tai jūs pakankamai pagausite tų pigių valandų.
Ir tokiu atveju jūsų tinklo kaštai sudarys jau prie 0,6 jau 30 eurų megavatvalandai, kai tuo tarpu dirbant nuolatos jie suktųsi maždaug apie 18-20 eurų, kas visgi yra vis tiek nemažai, bet jeigu jūs didinsite lankstumą, tai reiškia mažinsite apkrovą ir dirbsite lankščiau, tai prie 0,3 jūs mokėsite jau 50 eurų megavatvalandai. Tai kad suprast, PTX tą visą istoriją, kur aš rodžiau tą grafiką su visų žemėlapiu, perteklinė AI energija turėtų kainuoti, mes darom prielaidą, kad tarp 30 ir 50 eurų sumoj su viskuo. Tai jeigu tu vien už tinklą tiek susimokė, čia jau yra problema. Tai šitą mums temą tikrai reikės šalyje pradėti atidarinėti ir šitą reikalą spręsti. Tai čia turbūt yra paskutinis momentas, kurį mes norėjom parodyti, tai galim dabar klausimų. Gal dar, jūs tai gal kažką dar praleidau? Ne, regis tiek. Tai viskas iš mūsų.